Labadiena. Tęsim išvyką su vyrų klubu ir atvažiavom prie Velnio akmens, Druskininkų apylinkėse. Ir prie šio akmens tiesiog norėčiau pasakoti apie patį akmenį, bet kadangi jau toks skambus jo pavadinimas, tai norėčiau tiesiog pakalbėti apie tamses žmonių dalis. Būtent tamsią mūsų pusę. Ir apie būtent darbą su jomis 3 etapus, kurie yra būtent darbo su tamsiosiomis dalimis. Pirmasis etapas, kurį, manau, daugelis žinote, būtent tie, kurie jau pradėjo dirbti su savimi, tai yra žmonės tiesiog iš savęs išveda įvairias negatyvias energijas. Tai yra pykčio energija, pavydo energija, nepasitikėjimo energija ir prisipildo save pozityviomis energijomis. Tarkim, kaip tai veikia? Kaip pavyzdys būtų, aš, tarkim, kažkodėl pykstu, man labai iškilęs yra pyktis ir ką aš tuo metu darau, prašau, kad iš manęs būtų išvesta pykčio energija. Ir prisipildau pozityvių minčių, pozityvios energijos, šviesos, meilės. Ir tokiu principu yra dirbama pirmame etape būtent su tamsiosiomis dalimis. Antrasis etapas yra, kai esybė paauga, jinai šiek tiek išsivalo nuo būtent negatyvių dalių, jinai tampa didesnė, šviesesnė ir jinai ateina laikas, kai jau turi susitvarkyti su savo negatyviomis dalimis. Ir su tom pykčio energijom, su pavydo energijom dažnai būna išvedamos ir mūsų tamsios dalys. Bet jos ilgai kažkur tai išvestos negali būti ir jas reikia susigrąžinti. Kadangi būnant ten išvedus jas, jos ten kažkur išeina į kosmosą ar dar kažkur tai, jos gali pridaryti įvairių negerų dalykų, kas būtent įtakotų kaip ir karmą mums. Jos pridaro, o mes gaunam už tai karmą. Todėl tas dalis, kai mes paaugome, reikia susigrąžinti. Ir tiesiog žiūrėti konkrečias situacijas, dėl ko pas mus ta energija kyla. Dėl ko iškyla pykčio energija, žiūrėti konkrečias priežastis, dėl ko iškyla būtent pavydo energija, kodėl iškyla pas mus visos kitos energijos, būtent tos negatyvios. Ir įsiaiškinus, mūsų tos tamsios dalys nurimsta ir atsiranda mūsų esybėje tvarka. Tai būtų antrasis etapas. Trečiasis etapas yra išmokti save realizuoti ne tik per šviesią dalį, bet ir per tamsią dalį. Kaip tai vyksta? Tiesiog galima paklausti savo dieviškos komandos, kaip aš galėčiau save realizuoti 100%. Ir per šviesią, ir per tamsią dalį. Nes dažnai būna, kad mūsų šviesios dalys blokuoja tamsią pusę. Bet iš visatos mes gaunam energiją savo savirealizacijai ir šviesiom, ir tamsiom dalim. Ir jeigu mes savęs nerealizuojam būtent per tamsią pusę, kas atsitinka? Ta energija mumyse susikaupia ir jinai pratrūksta ir mes vis tiek jos vienai per kitai pasireiškia ir dažnai jos pasireiškia daug negatyviau, nei mes save realizuotumėm per būtent sąmoningai pasižiūrėję tas sritis. Tai vat, tokie tie 3 etapai, pabandykit juos visus įgyvendinti ir save realizuoti tokiu būdu 100%. Tai tiek apie tamsias dalis, iki.